Ar patirėte nesėkmę versle, net jei sekate tam tikras taisyklės? Dirbate daug, toleruojate savo bosą, jums kasmet didinama alga, stengiate sutaupyti visur, kur įmanoma. Aišku, dirbate puikiai žinomoje verslo sistemoje, susilaukusioje sėkmės, tačiau vis tiek kažkas negerai. Taisyklės nepadeda, sistema griūna. Jūs vos spėjate į susirinkimo pabaigą. Pensija? Pamirškit, jūs gyvena diena iš dienos. Norite susikurti sėkmę nešantį verslą, tačiau jums tiesiog nepavyksta. Taigi, kur būtent taisyklės jūs pavedė? Jei galite pakeisti savo perspektyvas, pakeisti kai kurias vertybės bei taisyklės, tam vykus rasime dar vieną rinkinį taisyklių, kurios padeda žmonėms tapti turtingais. Finansų ekspertas, dėstytojas, sėkmės susilaukęs investuotojas ir bestsellerio knygos autorius Robertas Kiyosakis jums tuoj papasakos, kaip sukurti kiekvienam pasiekiamą planą turto statyme ir kaupime. Kiyosakis yra New York Times bestsellerio Turtingas bei vargšas tėčiai autorius. Nupirkta daugiau nei 20 milijonų šios knygos kopijų pasauliniu mastu. Šiandien Kiyosakis pasidalins revoliuciją keliančią išmintimi. Kaip jo turtingas tėtis pasidalino su juo. Tai informacija, kuri gali jūsų uždirbamus pinigus priversti dirbti jums. Informacija, kuri gali jūs išlaisvinti. Turtingo bei vargšo tėčių istorija – tai dviejų skirtingų tėvų istorija, turinčių skirtingas vertybės ir visiškai skirtingą patirtį. Aš nenorėjau nieko įžeisti ar keisti vertybių. Toks ir buvo skirtumas. Pavyzdžiui, mano vargšas tėvas visą laiką sakydavo: eik į mokyklą, gauk gerus pažymius, susiras gerai apmokamą darbą, dirbk sunkiai, gyvenk savo įsitikinimais, taupyk pinigus, atsikratyk skolų, turėk gerą pensijos planą. Tokios buvo mano vargšo tėčio vertybės. Turtingas jis sakydavo: tu ko gero tikrai nepraturtėsi, kadangi labai mažai žmonių praturtėja siekdami tokį planą. Bet jūs manėte, kad taupydami uždirbate. Jei pažvelgsime į šią dolerio schemą, jis sukurtas ekonomiškai, kasmet mažėjant jo vertei. Todėl kam taupyti tai, kas praranda vertę? O kuo tai susijęs su pensija? Po to, kai išeinate į ją, jūsų dolerio vertė krenta, o pragyvenimui reikia tik daugiau. Turtingam tėčiui tai buvo nesąmonė. Ir vėl priėjome skirtingas vertybės. Tai neigia viską, ką girdėjote. Labai naudinga diagrama, kurią man parodė turtingas tėtis, kai dar buvau mažas, buvo diagrama žinoma kaip pinigų tėkmės kvadrantas. Jį sudaro 4 skirtingi žmonės, kurių visuma sukuria verslo pasaulį. Tad mano turtingas tėtis pasakė: verslo pasaulyje turime E. E atstoja darbuotojus. Visada galime pasakyti, kad jie tokie, spręsdami iš jų pagrindinių vertybių. Nesvarbu, ar tai eilinis ar vadybininkas, visada jie sako tą patį. O žodžiai tokie: aš ieškau saugaus, naudą duodančio darbo. Štai kas juos paverčia darbuotojais. Pagrindinė vertybė tai saugumas. Toliau turime S. Arba mažo verslo savininkai, arba savarankiški darbuotojai. Ir štai vėl išgirsime pagrindinės vertybės, kurios yra tokios. Jei nori susilaukti sėkmės, daryk taip pat. S dar gali reikšti ir solo. Aiškiau tariant, asmuo, kuris dirba savo. Trečiame kvadranto kampe randasi B. Turtingas tėtis sakė, kad B reiškia didelius verslus, tokius kaip Bilo Geitso. Didelis verslas yra toks, kuriame veikia daugiau nei 500 darbuotojų. Jų vertybės kitokios. Jie ieško geros sistemos, gero tinklo ir protingiausių žmonių, kuriuos pažįstu, kurie padėtų verslui klestėti. Ne taip kaip S. Jie nenori valdyti kompanijos patys. Jie nori, kad protingi žmonės jie valdytų už juos. Ketvirtame kvadratėlyje turime I. I reiškia investuotoje. Šie žmonės pinigus priverčia dirbti jiems. Šie žmonės yra žmonės dirbantys žmonėms. Šie dirbo sunkiai turtingiesiems. Ankstyvaisiais mano gyvenimo metais mano vargšas tėtis visada sakydavo: eik į mokyklą, gauk gerai apmokamą darbą. Tad mano siekiamas rezultatas, pagrindinė vertybė, buvo būti darbuotoju. Jis norėjo sveikatos draudimo, paaukštinimų, tolygaus algos išmokėjimo
Nu, o turtingasis tėtis pasakė, žinai, Robertai, jei tikrai nori praturtėti, išmok kurti verslus. Jam logiškiau atrodė dirbti sunkiai, kad sukurtum verslą. Kažką, kas priklauso tau. Ir kažką, ką galėtum perduoti iš kartos į kartą. Tuo tarpu vargšas tėtis sakydavo, dirbk sunkiai. Turtingasis atkirto, kam dirbti sunkiai, jei tai nepriklauso man. Jis buvo iškart atleistas. Štai ir skirtumas vertybėse. Tad, turtingas tėtis pasiūlė išmokti, kaip valdyti verslą ir kaip būti gerų investuotojų. Ir tai dar vienas skirtumas. Šioje kvadrato pusėje žmonės dirba dėl saugumo, dėl pinigų. Šioje pusėje pagrindinė vertybė ir tikslas – laisvė. Jie nenori dirbti savo darbo. Jie nenori dirbti iki gyvos galvos. Tad grožis verslo kūrime ir žinojimas, kur ir kaip investuoti, labai paprastas. Pasyvios pajamos, keletą metų dirbame sunkiai ir tikriausiai pajamos plauks mums visą likusį gyvenimą. Kokį verslo tipą renkatės iš daugybės esamų? Viena iš priežasčių, kuri paverčia tiesioginių pardavimų verslą tobulu, ta, kad kompanijos, kurioms dirbate, pasinaudojusios jūsų verslo sugebėjimais, pavers jūs turtingais. Visada prisiminkite, kad ne pinigai padaro jūs turtingais, o verslo įgūdžiai. Štai kodėl tai tobulas verslas. Jie lauks, kiek reikės, kad gautų įgūdžių, gauti pinigams. Ir tai visam gyvenimui. Kitas geras dalykas – maža paleidimo kaina. Kur dar galime gauti informacijos pigesnės nei $500 ir gauti tokių sugebėjimų? Žmonės, kurie nori persikelti į kvadratą B, kurį aš rekomenduoju. Visas grožis jame tas, kad pradėti tinklinės rinkodaros verslui reikia labai nedaug. Tačiau norint sukurti Microsoft, jums prireiktų $100 milijonų. O tinklinės rinkodaros kompanija jums leidžia pradėti su labai mažu biudžetu. Jie bus kantrūs, jie paaukos laiką šiam persikelimui. Ir priežastis, kodėl laikas žmonėms toks svarbus, ta, kad jis reikalingas pakeisti vertybėms. Ir svarbiausia, kad kai pradedate, tai gali užtrukti 1 metus, 2 metus, 5. Nesvarbu, kiek laiko prireiks. Kai pamatysite vertę ir vertybės, šioje pusėje, jūs nesustabdomas. Aš niekad negrįžčiau ir neieškočiau darbo. Ką man? Verčiau liksiu šioje pusėje. Imsiu pinigus iš kompanijų, mokėsiu mažiau mokesčių ir uždirbsiu daugiau pinigų. Bet raktas tas, kad žmogui reikia pakeisti vargšo tėčio vertybės į turtingojo. Ir štai kur suklesti rinkodaros kompanijos. Per tam tikrą laiką jie dirbs su jumis, kad jums pavyktų. Pirmiausias dalykas, ką asmuo gali tai sukurti verslą. Tai protingiausias pasirinkimas. Jums sakoma, kad kitos korporacijos nuves jūs į sėkmę. Prieš daug metų nusprendžiau nebesekti korporacijų pėdomis. Priežastis paprasta. Kalba vėl apie vertybės. Pamenat, mano vargšas tėtis sakydavo, eik į mokyklą, susiras gerai apmokamą darbą valdžioje arba didelėje korporacijoje. O turtingas sakė, kam dirbti taip sunkiai? Dėl kažko, ko niekad neturėsi. Negalite parduoti savo darbo, negalite perleisti jo savo vaikams. Todėl aš niekad to nesupratau. Lengviau sukurti savo verslą ir samdyti kitus. Kita priežastis ta, nesate labai valdingas, jei esate korporacinėme kelyje. Pavyzdžiui, jūs bet kada gali atleisti, o šiais laikais būna ir situacijų, kai viena kompanija nuperka kitą. Tad galite būti puikus darbuotojas, tačiau kompanija, kuri nupirko tą, kurioje dirbate, tiesiog jūs atleidžia. Sekundėlę. Tai skamba per gerai, kad būtų tiesa. Kaip tos tapk turtingų greit schemos. Čia ne greito praturtėjimo formulė. Jūs nepasieksit visko per naktį. Reikia laiko. Prisimenu, kai persikėliau prie B 1978-aisiais. Kai mečiau darbą, tada buvau priklausomas nuo savo kompanijos, kuri mane rėmė. Tad suprantu baimę. Grožis. Pats svarbiausias dalykas, kurį reiktų žinoti, kad pasaulyje turime 2 tipų žmonės. Yra tokių, kurie sakys, kad tau niekad nepavyks. Ir dauguma šeimos narių sakys, tu kvailas. Nedaryk to. O antrasis tipas sakys, pirmyn, tu gali. Nesijaudink, palaikysim tave. Tad svarbiausias dalykas palaikantys draugai ir šeima. Tiesioginių pardavimų kompanija graži tuo, kad visada jūs palaiko ir padeda jūsų kelionėje iš kairiosios kvadrato pusės į dešinėje. Visada manėte, kad dirbti savo amerikietiška svajonė.
Vienas iš sunkumų dirbant savo, tai kad jūs savo bosas. Jūs esate solistas. Kadangi S kvadrate jūs individualas, darote tai vienas. Tuo tarpu B kvadrate jūs komandos žaidėjas, priklausote komandai ir esate kartu. Problema būti S. Sakykime, kad jūs pakliuvote į avariją. Štai ir nuplaukė jūsų pajamos. Arba tarkim, jūs senstate ir neatsidedate pakankamai pinigų išeinant į pensiją. Tai reiškia, kad jums belieka dirbti iki gyvos galvos, kadangi jūs neturite į ką atsiremti. Nesvarbu, kad žmonės sako, jog tai pats mėgstamiausias darbas. Tai solisto likimas. Ir jūs kelyje visiškai vienas. Asmeniškai, aš geriau būčiau komandos narys, kadangi jie gali pasikliauti manimi, o aš jais. Panašu į protingą sprendimą, bet pasikeisti sunku. Visi žinome, kad pasaulis keičiasi, bet sunkiausia pasikeisti mums patiems. Tarkim, kuo labiau senstu, tuo labiau problemos atrodo didėja. O tai tiesiog parodo, kad tiesioginių pardavimų verslas, tobulas verslas. Jie jums duoda laiko protiniams, emociniams ir fiziniams pasikeitimams, skirtiems persikelti iš kairės pusės į dešinę. Manau, tai labai gracingas, elegantiškas ir kantrybės prašantis ėjimas, remti jūs ir pakeisti jūsų gyvensenos būdą. Tad prisiminkit, pokyčiai dažnai nuliūdina, bet kartais privalome keistis. Ir jei dar nesupratot, laikas pokyčiams ir jūsų gyvenime. Ir tobulas verslas gali būti tiesioginių pardavimų verslas. Tiesioginiai pardavimai gali būti tobulas verslas jums. Norint daugiau informacijos, susisiekite su asmeniu, kuris jums parodė šį vaizdo įrašą.